Bandysim atidaryti sezoną atviro kiršlių. Matau, kad vandens yra nemažai. Lembas skaidrus vanduo. Ten kažkoks šniūras eina visas. Šiaip čia dažnai pradedu kiršlių sezoną. Didelių kiršlių sezoną. Gerai, kad žvejų nėra. Eisim ruoštis. Bandysim atsidaryti kokį 50 kiršlį. Eit ruoštis. Susirašim. Biški karštokas, sakyčiau. Kaip tokio laiko gegužės 25 pas manęs dar prisnigdavo, dabar jau žiūrėkit, žalė visas žalia. Medžiai jau pramušę, kaip Lietuvoj, vasarą. Jau ne nuo ledo žvėjot. Biški paeisim dabar į priekį. Pažiūrėsim, bet lembo daug vandens. Bet gal viskas bus gerai. Pabandysim. Žolės tokia paaugus. Prisimenu dar prieš metus lygtais. Gal tokiu pačiu laiku net žvejojom dar. Tai dar net šienas buvo. Žolės šis nebuvo, dar su žeminės striukė net žvejojom. Taip buvo šalta. Kalnuose dar matosi sniegas. Taip žiūriu, kiek einu dabar nei vienos bulkos nemačiau dar. Yra šitas žuvies, tikrai bus. Turi būti. Dar biškį paeisim. Pradėsim sezoną. Atvirą, tik dabar. Buvau ten su pudinėlė porą valandų, bet vieną kitą syką pagavau. O ten spinniuką dar nebuvau. O žiemos sezonas šiaip tai neblogas, buvo daug varžybų. Tikrai, kaip matau, labai sunku. Jau yra laimėti Norvegijos čempionatą visą laiką. Nes norvegai tai labai yra patobulėję visom prasmėm. Tiek matęs ir Esvika patobulėję, nu, Mongolijai tai žiauriai nepasisekė ten. Bet šiaip sezonas toks dviprasmiškas. Čia griovysiu. Vos nenusidribė. Su bavotnikais tai būm. Šiaip beveik, gal nereiktų bavotnikų, bet jis reik pabristi. Tai va. Mongolijai nepasisekė mums ten, bet bijau, kad ateity amerikonai parodė, tai panoptikai daug ką lems. Nes jeigu ne panoptikai, tai kovotų, tai nemanau, kad amerikiečiai būtų ką parodę. Na ir aišku, atvažiuoti, kuo ilgiau treniruoti, kaip lietuviai, ukrainiečiai, tada yra ta rezultatas. O mes kaip važiuojam ten savaitį, tai ir kitas rinktinės, tai kaip nieko gero iš tikrųjų. Arba iššaus, arba neiššaus. O vasarą šitą pranašauja, kad bus karšta. Ir Norvegijai matosi jau gegužės toksai. Jau beveik 2 savaitės karšta. Bet vandens lygis vis tiek dar aukštas, tas potvynis šiaip nebuvo toks didelis. Nors sniego buvo šiemet labai daug. Įdomu bus kaip vasara. Nes praeitą vasarą tai beveik visą pralyjo 2 mėnesius, net į mažus upelius įbrist negalėjau. Kur gaudau upėtakius. Ant tiek vandens buvo. Taip šiemet bus įdomu. Gal pas Ramūną reikės nuvažiuoti starkių. Kaip visada. Kaip bus laiko kada. Nu, įdomu. Turėtų būti įdomus sezonas. Atėjom. Nemačiau nei vienos bulkos dar. Na ir gerai. Su spinningu žvejoju. Nereik man tų bulkų. Kaip išpasėti. Turėtų biškį vėjelis būti. Pašiauštą vandenį.
Nėra ką rinkti. Ką čia pradėsim? Lempa valo nekeičiu, dabar pasiėmiu iš praeitų metų. Senas valas, bet gal gerai būtų. Mažai žvejojau pradėsim. Jau čia pradėsim. Pradėsiu kaip visada su savo killeriu. Nors vieną te turiu dabar tokį. Kaip visada. Čia bardakas dažnai. Čia visada dažniausiai su mepsai gaudavo tokiais. Tai parodysiu. Man čia mepsiukai visada geriausiai yra. Antro numerio. Pusantro numerio. Saišė man čia. Kol kas geriausiai, jie gerai dirba. Juos eina labai lėtai pravesti. Ko mums ir reikia kiršlį labai lėtai pravedinėti. Ypač kai jis neaktyvus labai. Čia tai nėra daug vandens. Atrodo negiliai, bet kai reikėtų brist, tai būtų virš galvos. Tai užsidėsim, bandysim. Šitas praeitais metais gerai buvo, jau nudaužytas jau visas. Toks pasunkintas biškį. Bandysim. Prisimint kaip žvejodavau. Stabdį biškį prisiveršti. Čia labai kiršlį stabdžio labai prisiveršti nereikia. Nu, pirms metims. Nesąmoningas metims. Geriau pirmų metimų nepagauti. Pirmų metimų nepagauti. Gerai metas. Srovė biškį didesnė tokia nei visada būna. Jaučiasi. Tuščia. Ilgai neužsistovi vienoje vietoje. Bandau tos aktyvius imti. O, upėtakis. Taip pat čia krašto buvo. Akmenuk. Vėl ne taip užneškinu, blemba. Upėtakis iš akmenukų davė fiorų. Opa, yra pirmas. Uhu! Nedidelis maras, ne? Ne upėtakis? Ne? Ten upėtakiukas, akių šliuks dabar nematau. Upėtakiukas. Kas nepatinka man, tai čia krantai, blemba, kaip čia prieidavo, kad nesusivaryt. Nedickas. Čia gal tas, kur išsibaidė. Čia tai statu, aš neprieisiu. Ten matau bulkuoja žuvs. Irgi statu. Ai, antai. Nu, einam. Su manim kartu. Čia gali... A, ne toks mažas, bet čia tokius. Lemba. Čia slidu labai visų. Nukreipšti turiu. Čia. Nu, tik čia.
toks jau ir mažiukas. Nenori imti su ranka dabar. Reikia susišvapinti. O, pirmas. Gerai metas. Kažkoks mažiukas vaikšto šitais. Kiršliukas. Bet jau toks mažiukas. Pažiūrim, gal reaguos. Sureagavo biškį. Labai mažas, neįdomu. O, čia vaikšto, žiūrėk. Čia nemažas. O, kiršlys didelis. Kaip čia prie pat krantą šiandien? Na. Nesureagavo. Pasižiūrėjo. Ne taip užmečiau. Nesureagavo. Ko tu nereaguoji? Ne taip užmečiau. Bet toks neblogas čia. Prie pat kojų, matai? Stausim kitaip biškį. Svaidė. Yra kiršlių. Neima. Bent jau šitas neima. Nereaguoju visiškai. Nereaguoju. Nu, nereaguoju. Eisim aktyviu iš ko. O, vėjas. Vėjas ir nepaėmė. Pietakiukas. Pietakiukai kas čia dominuoja. Woblerį reiktų dėti. Ai, nenoriu su wobleriu. Opa. Iš visų lėtinų pravedimų. Čia panašu bus Mr. Kiršlys. Ja. Aršus, nedidelis, bet aršus. Ai, kaip smagiai. Smūgiai tokie, Oi, kaip smagiai jis dadas. Nedidelis, bet toks piktas. Va, kas. Tai pasimti. Kelt nenoriu. Kelt nenoriu aš jau. Išsimaudyti irgi nenoriu.
Pirmas piršlys. Nedidukas. Šitas nedidukas. Ai. Bet jau paėmė va. Aktyviai. Кирск, зараза. Nekerti. Nu gerai, nekerti. Pabandom kitokį užsidėti. Juoda. Juoda gal. Juodai geltona. Juodai geltona. Čia Vukidžionas. Čia pointeris. Punteris, kaip sadinas. Punter ar punter. Su geltonu. Su geltonu. Jezu, kaip įsikabinėjo. Reiks gal pačią glomą nuvažiuoti ar pamėginti. Pačiai glomai kažkaip geriausiai man nuo 4 valandų, nuo 4-5 kibimas kiršlių būna. Bent jau man asmeniškai. Saulė dingo. Ne. Šitas lengvesnis. Bet galiu lėčiau pravesti. Aš jį. Oba, yra. Nedidelis. Kirto, bum, tik tai. Pietakis mūras, jo. Tas pietakiokas. Nedidelis. Su voberiai gal būtas. Pietakiokai daužo. Ir jas blemba. Sakiau, blemba visą tą ruožą apėjau. Tušė. Nei bakst. Bet tai dažniausiai nieko gerai nebūdavo ten. Vieną kitą pagaudavau. Čia labai stotų. Stotų ir gytis. Čia pagaudavau prie tų namukų. Būdavo jų. Vėjas sukilo, bet vis tiek karšta žiauriai. Kaip sunkiai. Vidurdienį gaudau dar, nieko norėt. Bet šiaip gerai būdavo vidurdienį. Antrai pusėj būdavo
prie žuvių kaudavo. Tandarin. Nekala. Labai gerai, kad audų nėra da. Eisiu ten prie salos. To biškai gražesnis ruožas tokios eisiu. Už tilto. Klausimas, kaip su žuvim bus. Pakeitėm vietą. Šis ten tušė, nieko nebebuvo. Pabandysim guomai. Kas gera. Eisim per tiltą. Tiltukas. Per pusę varysim. Per pusę geriau biškai. O. Tai jis juda. Vinguriuoja. Yra vandens. Nėra žiauriai daug. Normaliai.